5 ženklai, kad jūs esate įstrigęs nuomonės spąstuose. Jeigu jūs dažnai jaučiatės, kad esate nepakankamai geras, kad atidėliojate dalykus ir jaučiatės, kad vis dar reikia kažko pasimokyti, vis dar nelaikas. Jums sunku ar iš vis neįmanoma pasiekti kažko daugiau, pakelti komforto lygį. Manote, kad aplinkiniai protingesni, vertingesni ir jiems viskas kur kas lengviau nei jums. Jūsų niekas nevertina ir apskritai jūs nevertas geresnio gyvenimo. Greičiausiai tai yra jūsų mažos savivertės ir nepasitikėjimų ženklas. Nuolatinis kaltės jausmas. Kaltinate save dėl visų įmanomų ir neįmanomų nesėkmių, netgi ir tokių, kurios nuo jūsų nepriklauso. Priklausomybė nuo kitų nuomonės. Sunku priimti savarankiškus sprendimus, todėl nuolatos tarėtės su aplinkiniais artimaisiais, tarsi bandydami pasidalinti atsakomybę už pasiekmes. Uždarumas. Esate tylus, vengite didelių renginių, susibūrimų ir nesijaučia patogiai tarp daugybės žmonių, netgi jeigu jie jums pažįstami. Iniciatyvos trūkumas. Bijote kritikos, todėl vengiate reikšti savo idėjas, nuomonę, dalintis kūrybinėmis mintimis ar siūlyti pagalbą. Lieka tik tylus buvimas šešėlyje.